Ar pastebėjai, kaip greitai šiandien visi mes bėgame? Viskas vyksta čia ir dabar. Nauji tikslai, darbai, žinutės, planai. Atrodo, kad jei sustosime, prarasime tempą, galimybę, gyvenimo ritmą. Bet ar kada nors pagalvojai, kad kartais būtent bėgimas atima iš mūsų gyvenimą? Dievas niekada nekvietė žmogaus gyventi amžiname skubėjime. Jis sukūrė 6 dienas ir 1 dieną poilsiui. Ne todėl, kad pavargtų jis, o kad mes išmoktume sustoti. Psalmėje parašyta: nutilkite ir žinokite, kad aš esu Dievas. Šis žodis nutilkite hebrajiškai reiškia ne tik liaukitės kalbėti, bet ir liaukitės kovoti, liaukitės kontroliuoti. Dievas tarsi sako: paleisk, sustok, leisk man veikti. Kiek kartų bandėme viską sutvarkyti patys, savo jėgomis, savo protų, savo planais ir savo grafiku. Ir galiausiai pajutome, kad viduje yra tuščia. Kad net laimėjimai nebedžiugina, o širdyje nerimas, o neramybė. Sustoti nereiškia pasiduoti. Sustoti tai grįžti prie šaltinio. Tai leisti Dievui priminti, kad gyvenimas nėra lenktynės, o kelionė su juo. Gal šiandien tau reikia ne dar vieno plano, o tylos minutės su Dievu. Gal reikia išjungti telefoną, atidaryti jo žodį ir išeiti pasivaikščioti gamtoje. Ar tiesiog pasakyti: viešpatie, kalbėk, aš noriu tave girdėti. Mato 11:28. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu. Jėzus nekviečia bėgti greičiau, jis kviečia ateiti arčiau. Jis kviečia sustoti ne tam, kad prarastum laiką, bet kad atgautum gyvybę. Tad šiandien paklaus savęs: kada paskutinį kartą iš tiesų sustojai? Ne tiesiog pailsėti nuo darbo, bet pailsėti viešpatyje. Galbūt šiandien yra ta diena.